Nusikaltimas ir bausmė. Bylos, kurios sukrėtė Lietuvą. Neįtikėtinos valdžios aferos. Garsiausi nusikaltėliai ir šiurpiausi jų nusikaltimai. Nesuvokiamos tragedijos ir jų kaltininkai. Žmogžudysčių užsakovai ir vykdytojai. Mafijos bosai ir krauju suteptos žudikų rankos. Gaujų vadeivos ir milijonų vagys. Kriminalinės paslaptys per Lietuvos ryto televiziją. Dėmesio. Ši laida nėra skirta vaikams ir nepilnamečiams. Prašome tėvų pasirūpinti, kad nepilnamečiai neturėtų galimybės jos matyti. Dėkojame už jūsų sąmoningumą. Labas vakaras. Eteryje nusikaltimas ir bausmė. Šiandien mūsų laida pasakos apie, be jokios abejonės, patį šiurpiausią visų laikų Lietuvoje įvykdytą nusikaltimą. Tai buvo žiauriausias visų laikų nusikaltimas įvykdytas Lietuvoje. Nužudžiusios savo klasiokę merginos jos kūno supjaustė į gabalus, sudėjo į maišelius ir išmėtė po Šiaulių apylinkės. Žmonės kalbėjo, jos apsėstos velnio. Šiaulių monstrės. 2011 metų vasarą visa šalis sulaikiusi kvapą stebėjo, kaip sulaikomos ir į teismą vedamos suimti dvi jaunos merginos. Tuomet pareigūnai jau žinojo, kad vos prieš keletą dienų jos žiauriausių būdų nužudė ir į gabalus supjaustė savo klasiokę. Žmonės jas ėmė vadinti tiesiog Šiaulių monstrėmis. Merginomis, kurias apsėdo velnias. Nes niekaip kitaip nebuvo ir nėra įmanoma paaiškinti to, ką jos padarė. Kai prieš keletą mėnesių mūsų laido žurnalistė žudikių nuotraukas parodė vienai garsiausių Lenkijos ekstrasensių, ji net keletą kartų pakartojo, jas apsėdo velnias. Net ir šiandien, nuo nusikaltimo praėjus beveik 3 metams, niekas negali tiksliai atsakyti į klausimą. O kodėl? Kodėl jos šitaip pasielgė? Ikiteisminio tyrimo metu atlikta psichiatrinė ekspertizė patvirtino, abi žudikės pakaltinamos. Atsakyti į klausimą, kodėl, tapo dar sunkiau. Šiandien mes rodysime tai, ko pasakodami apie šią bylą iki šiol nerodė niekas. Kaip Šiaulių monstrėmis pramintos merginos žmogžudystės tyrėjams pačios papasakoja, kaip, kur ir kodėl įvykdė nusikaltimą. Filmuotoje medžiagoje užfiksuoti abiejų merginų prisipažinimai ir parodymai, kas, kur, kaip ir kada įvyko. Tačiau šiandien mus labiausiai domina atsakymas į klausimą kodėl. Kodėl jaunos merginos įvykdė tokį protų su nesuvokiamą nusikaltimą? Ar buvo įmanoma to išvengti? Ar buvo įmanoma anksčiau pastebėti nerimą keliančių ženklų tų merginų elgesyje ir jas pačias apsaugoti nuo tokio šėtoniško poelgio? Tikiu, kad žiūrėdami šią laidą daugelis susimastys. O galbūt ir mūsų aplinkoje yra žmonių, kurie gyvena tarsi kitame pasaulyje, kurie užsidarė nuo tėvų, artimųjų, draugų, kovoja su savo vidiniais tamsos demonais, savo viduje augina neapykantą ir pyktį, kuris vieną dieną gali sprogti kruvinu poelgiu. Tikriausiai mes visi turime sutikti, kad dalis atsakomybės dėl to, kas tuomet įvyko, tenka ir tų merginų tėvams, ir mokytojams, ir artimiausiai aplinkai. Iš bylos medžiagos matyti, kad abi merginos turėjo rimtų psichologinių problemų. Savo poelgiais jos tarsi šaukėsi pagalbos. Deja, pagalbos jos nesulaukė. Jau visai netrukus jūsų dėmesiu išskirtinė ir iki šiol niekur nerodyta vaizdo medžiaga. Šiaulių monstrėmis pramintos žudikės pačios pasakoja apie savo nusikaltimą. Taip pat mes kalbėsime su nužudytusios merginos tėvais, kurie nesutinka su teismo nuosprendžiu ir savo dukros žudikėms reikalauja griežčiausios bausmės. Kalbėsimės ir su šią istoriją bene giliausiai ištyrinėjusiu žurnalistu Sigitu Stasaičiu, kuris visai neseniai apie šį nusikaltimą parašė ir išleido štai šią knygą. Jis apie žmogžudystę pasakos ir atskleis iki šiol niekur neskelbtų dalykų. Kalbėsimės ir su tyrėjais, kurie papasakos apie tai, kas byloje nebuvo užfiksuota. Šiaulių monstrės. Byla, kokios Lietuvoje iki šiol dar niekada nebuvo.
ir tikėkimės daugiau niekada nebebus. Kodėl rodos eilinė 2011 metų vidurvasario diena tapo tragedija sugriovusia net 3 šeimų gyvenimus? Kas jos ir kokiu keliu link žmogžudystės ėjo Viktorija Lietuvninkaitė ir Viktorija Vaitiekaitytė? Man atrodo, ir jos pačios dabar norėtų viską pakeisti. Grįžtų į tą dieną ir dabar, kaip aš sakau, iš gabalėlių surankiotų ir suklijuotų atgal. Mes kartu nuo mažumės, kaip jinai pas močiutę atsikraustė gyventi ir mes tam pačiam aukšte, pirmam aukšte gyvenam, šalimui duris. Ir pamenu, nuo pat mažens atėjau pas ją ir Nedos močiutė man sakė, kad aš paklausiu Nedos, ar būsiu mano draugė. Jį kolekcionuodavo dalmantinus. Tai jau žiūrėdavau, ką jie čia rinkdavo ir aš iš kelionės ką nors parveždavau. Pirkdavau tokį, kad nebūtų tokį paprasta, bet Lietuvoje nebūtų tokia. Tai drebėdavo jinai net iš to džiaugsmo. Tai va tas man labai patikdavo. Jinai buvo iš tų žmonių, jinai man buvo širdies draugė, gal taip aš geriau pasakysiu. Nuoskaudą laikau ir skausmą, ir pyktį, ir tą patį keršto troškimą. Viską laikau. Kartais išsilieja ašarom. Ne kartais, dažnai, vos ne kiekvieną dieną. Visą tai. Tai ne tie žmonės, su kuriais aš pati norėčiau bendrauti. Nes matos, kad aš su jais bendros kalbos neturėčiau, eint susigūžusias, aš nežinau, kai žemę pardavusias, liaudiškai sakant, susidepresavusias kažkokias asmenų. Viena jų susimąstė ir sako, draugiai, klausyk, tu čia norėjai nusižudyti, aš taip noriu kažką pakankinti. Gal galėčiau aš tave nužudyti ir tu būtum patenkinta ir aš būčiau patenkinta. Ta antroji Viktorija susimąstė, paskui tik išpūtė akis ir sako, palauk, bet man skaudės. Pasako tiesiog, kad tuom domisi, ten pakalbėjom, paklausė, kuo aš domiuosi, aš jos paklausiu ir papasakojom ten, kad medicina ją domina, skrodimai, lavonai visi tie. Taip, skrosti žmogų, būtent jo svajonė buvo tokia. Kankinti, į veną suleisti oro, suleisti rūgšties. Kažkur buvo cituota Vaitiekaitytės žodžiai, kad gyvenimas yra laisvės netekimas, nes tik tai mirus esi laisvas. Viktorijos ten anksčiau buvo kažką klėdėjusios, kad čia būtų labai smagu, ką nors bunkerėje pakankinti. Bute irgi sienos plonos, kaimynai gali išgirsti riksmus, tad tas reikalas įvyko greitai. Man telefonas pradėjo iškėti po pagalbę. Ir kažkoks numeris. Nuklausiu, labas, ne, bet taip nereikiančiai, taip labas, Gintarė, ar čia tu, sakau, aš dar taip. Saka, čia Nedos teta, sakau, taip, saka, nedadam. Aš ją tiesiog taip ir parsibuvo, tai. O Viktorija jie apsižergė per čia. Per gerklę. Parodykit, kaip tai darė. Štai šioje Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje 2011 m. rugsėjo 1 dieną turėjo sutikti 3 klasiokės – 2 Viktorijos ir Neda. Tačiau Liepos 14 visom 3 merginom tapo lemtinga. Viktorija Lietuvninkaitė ir Viktorija Vaitiekaitytė atsidūrė kalėjime. Tai jų rankomis Vienturtė Račkauskų šeimos dukra Neda buvo pasiųsta anapilin. Lietuvos istorijoje buvo daug piktadarysčių ir merginos yra pasižymėjusios ne kartą žiaurumu. Tai tikrai nėra unikalus atvejis. Sigitas Tasaitis, buvęs kriminalistas, buvęs dienraščių Lietuvos rytas ir Akistatos žurnalistas. Knygos Rytoj mane nužudys apie Nedos Račkauskaitės nužudimo priežastis autorius. Kad bendramokslis, bendraklasis žudytų kitą bendraklasę dėl to, kad pačios negali paaiškinti, dėl ko ją žudė ir netgi po to dar kažkokie tai lenda kanibalizmo elementai, tai aš tikrai tokio įvykio per savo kelių 20 metų darbo spaudoje neatsimenu. Šiandien atsakymų į klausimus, kodėl, už ką buvo nužudyta Neda, pradėsime ieškoti, susipažindami su jos tėvų šeima. Ar šios šeimos istorijoje buvo ženklų, galėjusių įspėti apie artėjančią nelaimę.
Aš kaime gyvenau, žmona čia gyvena. Ir mokyklai draugs mane į šokius vesdavo. Vytautas Račkauskas, Nedos tėtis, dirba tolimųjų reisų vairuotojų. Aš iš armijos buvau, jis mane pakvietė į šokius, o ką aš ten senis veiksi. Nu, sakė, yra 3 jaunas mokytojas. Aš jos esas mokiau. Dalia Račkauskienė, Nedos mama, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, dabar namų šeimininkė. Per sesų paskutinį skambutį brolis atėjo į mokyklą išleist sesų. O paskui buvo diskoteka ir brolis šokdino mokytojas. Ką aš čia pirmąsyk pamačiau, man trenkė per smegenis ir nežinau, įkrita į akį žiauriai. Palengva, net nežinojau, kaip prieiti. Iš pradžio aš čia bakurs iš kaimo į miestą, tai da plus mokyta, tai čia buvo, turėjau jau rinktis kažką tai galvot žodžius. Klaiki, jau lietuvių kalba klaiki. Už tai, kai žinutės parašydavo, anksčiau labai pykdavau, klaidas taisydavau, bet jis sakė, tu manęs nebeišmokysi ir tu manęs nebemokyk. Kažkaip susibendravom, į kampą mane įspaudė ir liepė ženytis ir viskas. Rankoje neužkibo. Net nežinau, anku, gal ant mano patau paprastumą ar ką. Kai mes neilgai padraugavom, mes padraugavom kokius 3-4 mėnesius ir pasakiau žmonai, sakau, arba tuokėmės, arba skiriamės. Ir susitokėm, irgi norėjom vaiką, vieną vaiką. Tai va, Neda mums gimė po 3 metų. Žiauri fantastinis džiaugsmas. Nežinau, ten abudu iš laimės šokinėjom. Sunku žodžiais išsakyti tą ypatingą jausmą, kai prie krūtinės glūdi savo vaiką. Neapibūdinama, ką jauti, kai matai jo pirmuosius žingsnius, kai girdi jo įkvėpimą prieš užpučiant gimtadienio torto žvakutes ir regi jį dūkstantį su savo draugais. Pas močiutę atsikraustė gyventi ir mes tam pačiam aukšte, pirmam aukšte gyvenam, šalimui duris. Ir pamenu, nuo pat mažens atėjau pas ją ir Nedos močiutė man sakė, kad aš paklausiu Nedos, ar būsi mano draugė. Dovilė Liutkutė, buvusi Nedos draugė, buvusi Šiaulių miesto Leporių gimnazijos mokinė, dabar studijuoja socialinį darbą. Pačioj mažumėj mums labai patiko žaisti barbėm. Galėdama mus sudaryti nuo ryto iki vakaro ir tėvai žino, kad jų vaikai ar pas vieną, ar pas kitą namuose ir kad jo žaidžia, dėlėjom. Dar turėjom savo grupę Raganiukės šokiam. Tai susikūrėm ir pamenu, šokdavom pagal grupės Mango dainas. Tai kūrėm kiekvienai dainai šokius ir pamenu, pirmą pasirodymą pas ją, paskui pas mane. Ir paskui po kažkokio laiko mes vėl kurdavom naują pasirodymą. Ir aišku, mes kiekvienai scenai studavom savo drabužius. Pačios ten iš kažkokių padėvėtų drabužių nueinam parduotuvę, nusipirkam drabužių ir pačios persidarom taip, kaip mums reikia. Jį kolekcionuodavau dalmantinus. Tai jau žiūrėdavau, ką jie čia rinkdavo ir aš iš kelionės ką nors parveždavau. Pirkdavau tokį, kad nebūtų tokį paprasta, bet kad Lietuvoje nebūtų tokia. Tai drebėdavo jinai net iš to džiaugsmo. Pamatydavo man vien tas žvilgsnis, jūs kaip pamatė tą žaislą ar ką, visą tokius iš džiaugsmą drebė. Tai va tas man labai patikdavo. Žinutės rašydavau, taip, tėtė, kur tu, kada grįši, pasilgau, pravažiuoju visą laiką, pabučiuodavo, nežinau, labai gerai. Gyvenam tai draugiškai, labai. Sakau, po šią dieną, va, tai va. Pastoju, dabar važiuoju irgi su jie. Kiekvieną sekundę. Bandėm daryti mažus. Kaip žiūrėdavom serialą San Francisco Ragonas ir mes tiesiog labai mums įstrigo tas serialas. Kažkodėl mes įsisavinom, kad tos aktorės yra mūsų tetos ir kad mes visada, jeigu žaisdavom, tai visada žaisdavom jo. Kad jinai šiandien Dalhertė, aš Aliza Milano ir mes tiesiog vaidindavom, kad jos yra mūsų tetos. Nuo mažens mums tokie filmai patiko, kur yra magija, mistika. Kadangi tam seriale buvo šešėlių knyga, tai mes tokią pat pasidarėm, kuriam burtažodžius, kažką ten
smilkinam, atsit kažką kvietėm, kažką būrėm, bet, iš tiesų, tai niekur nesigaudavo, bet tiesiog būdavo linksma, kad kažkas mistiško, kažkas tas, kas traukia. Pa Disneylande buvom 2 kartus, vieną kartą su fūra, gal pasakojo tėtis, kaip išvažiavom, kiek jai buvo, dabar tų metų apie 10. Išvažiavom, visi 3 mes važiuodom, klain mažesnė buvo į keliones. Ir Prancūzijoje sužinom, kažkaip 5-dienis buvo, ar 6-dienis, nepamenu, bet sužinom, kad 1-dienį šventės dar Prancūzijoje, kad mūsų neiškraus. Prie Paryžiaus kaip tik. Bandom važiuoti su visa fūra į Disneylandą. Bandom. Atvažiuojam ir ten taip gražu, jeigu esat buvę, gal tokie žalinukai, viskas ten autobusai, važiuoja lengvosios mašinėlės, tai mūsų fūra malkom pakrauta. Atvažiuojam, ten pro kitą įėjimą, ir mus įleidžia. Mes įvažiuojam, nuvažiuojam ten, kur autobusai stovi ir mes tą fūrą pasistatom. Ir gyvenam ten 3 dienas. Taip faina, vieną dieną nuėjom į atrakcionų parką, kitą dieną nuėjom į tą Disneylando studijų parką, dar grįžom ten ir valgyt virėm, mes važiuojam su visom dujiniam keptuvėm ir visais rakandais. Jis abu labai mylėjo. Ir su tėte važiuodavo į reisus, ir su mama visur būdavo. Kartais ir mane pasimdavo, kai važiuodavo prie ežero, ir kažkokią tai gamtą, šaštyko, ar dar kažkur. Tiesiog, kad mes buvom ypač mažas, tam tarpe ypač nuo tos mažamės iki kokių 16 metų mes buvom ypač irgi neįskiriamas. Kokia muzika patiko, ką neklausydavosi? Avrila Lavigna, jai patikdavo, čia buvo Vilniuje atvažiavusi, jau važiavom tenais, nes panašumą turi tai visus kompaktus buvo surinkdavus. Tų piešinių surinkus į tą paveikslus jau nežiūrėdavo, kiek kainuoja, teteriai, viskas. Įrengdavos kaip jinai. Kas nors su žvaigždutėm, ką jau kerzai tie visokių jau spalvų jau pamatydavo, tie brangus jie kerzai. Jau jie irgi neatsakydavo, nes matau, kai jie apsimam tos kerzus, gražiai, labai gražiai pirkdavo. Ir rengdavos, grinai, kaip savo stilių turėjo, ne taip kaip kitas, savo tokį, man patikdavo, jinai gražų stilių turėjo. Galvoju, užaugus, kas ji tokia bus, buvau žiauriai nustebęs, kad jinai, ką rengdavos, tai gražiai jau. Viktorija Lietuvinikaitė, prašau jūsų duoti parodymus vietoje apie visas Nedos Raščiauskaitės nužudymo aplinkybės. Prašau pasiūlyti, kur reikia mums vykti. To buto? Koks tai butas? Kur jis yra? Viktorijos butas. Tulžias, nežinau kiek. Viktorija Lietuvininkaitė. Kaltinama nužudžiusi bendramokslę Nedą Račkauskaitę. Mokėsi Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Buvo Nedos bendramokslė. Augo išsiskyrusių tėvų šeimoje. Dėl ryšio su aplinkiniais trūkumo kelis kartus žudėsi ir ieškojo psichologinės pagalbos. Domėjosi fotografija ir biologija. Dabar suimta ir laukia galutinio teismo nuosprendžio. Rodysite, kur tas buvo? Taip. Sakykit, kur reikia eiti. Andriu. Šitą laiptą. Koks būdas yra šioje laiptė? Jūs nekelintas skaičius? Ir kas tame bute įvyko? Kada ir kas tame bute įvyko? Ketvirtadienį. Kokią dieną buvo? 14 dieną, 3 valandą. Kas ten įvyko? Žudymas.
Kieno? Nedas. Kur mums reikia vykti visi? Prie arenos. Šiaulių arenos. Ne, nužudymo aplinkybės. Nelabai suprantu, ką klausot. Noriu sužinoti apie visas nužudymo aplinkybės. Kur, kada ji buvo nužudyta. Tai prašom, Kuri diena tikrai negaliu pasakyti. Viktorija Vaitekaitytė, kaltinama nužudžiusi bendramokslę Nedą Račkauskaitę. Buvusi Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazijos gimnazistė, Nedos bendramokslė. Augo pilnoje šeimoje, mokėsi vidutiniškai, jautėsi aplinkos atstumta ir nesuprasta. Jausmus išreikšdavo žalodama save, domėjosi piešimu. Dabar suimta ir laukia galutinio nuosprendžio. Atvykome prie Vaitekaitytės nurodyto namo pirmos laiptinės. Prašau pasakyti, kur mums reikia eiti toliau. Laiptinė ant aukšto. Ketvirtas. Prašau. Čia yra tas butas, prašau. Aš pirmą kartą jas pamačiau, kai jos rugsėjo 1 susitiko naujoje mokykloje. Nu, kaip sureagavau. Kaip į bet kurį paauglį. Tiesiog vaikai kaip vaikai. Buvo ir tiek. Dar netgi su viena Viktorija dukra, kaip ir sako, visai norėčiau su ja susidraugauti, bet jie išėjo iš tos mokyklos kažkur po 2 savaičių. Jos pradėjo susirašinėti Skype'u ir tam tokias nesąmonės pradėjo rašinėti apie savižudybės, apie psichinės ligas, apie savęs žalojimą. Kad dukra sako, ne mama, sako, aš jos bijau. Ir sako, bijai, tai nebesusirašinėk. Ir nutraukė susirašinėjimą ir manau, kad jau nuo tada ir užsitraukė tą pyktį ant savęs. Iš sanatorijai, kai Palangoj gulėjau, tai teko pabendrauti su ta viena, iš tikrųjų. Heima Hekiro, dabartinė Šiaulių miesto neformalė, dabar kirpėja. Jinai man atrodė visai tokia normali, jinai šiaip nei gerdavo, nei rūkydavo, tikrai net nebūčiau pagalvojus, kad jinai ten taip elgtus ir nežinau, tik tais domėjasi tais skrodimais visokiais galbūt. O kita Viktorija dar mokės su ja visus metus, bet buvo tylenė tokia, kad nei žodžio, nei jos bendraudavo, nei... Paskui išėjo irgi į tą Šalkauskio mokyklą ir ten paskui jau 11 klasėje jos visos ten susitiko. Mes laiko su jom tai tikrai neleisdavom kartu, aš kiek žinau, tai jos mokės prieš tai Ragainės mokykloje. Ir Šalkauskio atėjus jom, aš prieš tai mokiausi, jos visos atėjo jau 11 klasę mokintis. Gintarė Gabalytė mokėsi kartu su Neda ir, kaip ji pati sako, jai Neda buvo širdies draugė. Dabar dirba draudimo agentą. Nežinau dabar kaip čia įvardinti. Tai ne tos merginos ten, ar kur atkreipčiau. Aš atkreipiu jas, pavyzdžiui, dėmesį, kaip jos atrodo. Bet tai ne tie žmonės, su kuriais aš pati norėčiau bendrauti. Nes matos, kad aš su jais bendros kalbos neturėčiau, eint susigūžusias, aš nežinau, kai žemę pardavusias, liaudiškai sakant, susidepresavusias kažkokias, dviese ten, nei ten su tom tokiom normaliom, kaip aš sakau, merginom bendraudavo. Pagrindė, tai jos laiką dviese leisdavo. Man iš tikrųjų labai jokiai atrodavo, kai Vaitekaitytė juodus lęšius nešiodavo. Ir visada, jei čia buvo sklasnis plaukų, jinai užsimesdavo, taip žiūrėdavo, taip neva piktai. Matydavau aš jas, matydavau gatvėje ir vėliau matydavau. Mačiau, kaip ta tylenė tiesiog kardinaliai pasikeitė. Iš tokios kuklios, gan mergaitės, virto į kažkokią monstrę. Išsitatuiravo visas rankas, prisivėrė visą veidą auskarų, išsiskuto plaukus, nusidažė juodai, čia išskusta, čia pašiaušta. Man iš pradžių pasirodė tokia,
kaip čia pasakyti, kam, drąsi, gal iš tikrųjų nelabai, iš tikrųjų tas žmogus nelabai malonus pasirodė, bet kaip pabendrauti, patrodė gan dar normaliai. Bet ta išvaizda viskas, tokia net drąsi iš tikrųjų buvo, man nelabai patiko. Stengdavos kuo kraupiau atrodyti. Nelabai, aš ten su ja per daugiausiai bendrau, nes tos bendros kalbos kažkas labai ir nebuvo, jinai ten labiau užsidarius savy buvo ir domėjosi ten, savais tais visais dalykais. Maištaujantis paauglys ir tiek. Taip pat nusistebėjau, kad tyli, bet kaip iš savęs kažką žmogus bent jau pats nemoka išreikšti. Žodžiais tai išvaizda kažką išreiškia. Tai nusistebėjom, pradėjo dėti savęs nuogos nuotraukas į internetą. Irgi stebėjomės, taip man dukra parodydavo viską ten Facebook'e, ką kas parašydavo, ką ten alemeninės nuotraukas, kurios čia va ir knygoje yra įdėtos. Ten kraujai, peiliai, britvutės, randai. Tu vis tiek esi, kad ir paauglė, bet tu nesi visiškai durna ir tu taigi suvoki, jog tu ir ateityje turėsi tos randus ant veidą, galų gale tu turėsi vaikus anūkiam gatų, močiutės ten sėdėsi su veidu randut. Man tai kažkaip nelogiškai visiškai. O jinai sakau ir tokia, ten reiktų su žmogu iš tikrųjų pamatyti, pabendrauti, nes yra labai sunku nupasakoti. Laikraščiuose akcentuojama, kad jos ten tai tuos skirias juodai rengės, ten dar kažkaip. Viena visiškai buvo pilkoj minioj. Nebent tokie dalykai, kad, kaip sakė, Vaneda pasakodavo, kad į mokyklą ateidavo su juodais lęšiais. Juodi lęšiai dėti ir atseit, kad kiti nematytų jos sielos. Laukia matematikos pamokos ir man ten rašalas buvo, tašiai įsiliejęs, ten, žodžiu, svargau klaikiai, visi vadovėliai. Ir aš ten matomai, kai atsiritojus būtent daus patatašį ir man įsitepė čia kažkur, dabar nežinau, ranka. Ir koks įdomus žmogus, mes stovim dviese su Neda ir nustok iš vakar su tojus trečia. Įžiūri nieką nesakai, bet stovi neva su mumis bendrauji. Stovi, man sako, tavo dilbis purvins. Galvoju, blem, kur ta vieta yra? Kaulų pavadinimui sakytų ranką, dar kažkas, tai paskui tada, jeigu pradėjo žiūrėti mane, mes ten lūžom, laipam, jokiais, man rodo, kad čia, jei kažkur ir leisti nusijuok normaliai. Skalpelius nešiaudavo Vaitiekaitytė visą laiką. Mokykloje Nedai rodė skalpelius. Ir sakė, kad norėtų išžudyti visus tuščius žmonės. Jos čia va kitokios, o daugiau visi tušti. Nuvertinimas žmonių ir savęs iškelimas buvo. Tiesiog aš žinau, kad knygų tai daug skaitydavo, šiaip tai internete daugiausiai domėdavos, net medicina ten domėdavos, tai skrodimais, ten žinau, kad varles, prozavo ir viskas, aš šiaip, tokia užsidarius jinai buvo, tiesiog, sakau, labiau ten domėdavos, tais visais savo dalykais, jinai nepasakodavo to kitiem labai, ten nerodydavo per daugiausiai. Facebook'e buvo įsidėjusi kiaulės širdį, ar kiaulės, ar jaučio, nežinau, kieno ten, nes nuotraukose nelabai tas dydis, tą dydį suprasi. Irgi visai išskrosta, išmėsinėta ir surašyta, kad čia skilvelės, čia prieširdis, čia tas. Jūs girdėjote ir matėte, ką apie Viktoriją šnekėjo, jas pažinojo žmonės. Bet jie juk neartimieji. Taip pat išgirsite Viktorijos Vaitiekaitytės mamos laiško ištraukas. Gal jos padės atskleisti, kaip augo, kuo domėjosi teisiamųjų suole atsidūrusi dukra ir jos draugė. Už Šiaulių yra toks kariškių senas apleistas bunkeris. Tai ten Vaitiekaitytė, lietuvininkai, ten jos Viktorijos abidvi ėjo į tą bunkerį, ten jos pramogavo, iškilavo. Ten merginos juokavo, kad čia būtų labai gera vieta, ką nors nužudyti, pakankinti. Koks maišas? Vienas iš maišų. Su kuom tas maišas? Su Neda. Jūs girdėjote ir matėte, ką apie Viktoriją šnekėjo, jas pažinojo žmonės. Bet jie juk neartimieji. Taip pat išgirsite Viktorijos Vaitiekaitytės mamos laiško ištraukas. Gal jos padės atskleisti, kaip augo,
kuo domėjosi teisiamųjų suole atsidūrusi dukra ir jos draugė. Argi čia yra kažkas baisaus susitikti su žmogum, kad ir nebendravai iki šiol su juo, ar kad nemėgsti jo, ateini, susitinki vidury dienos prekybos centre, tas žmogus tau šypsosi, tu pasikalbi galų gale santykius kažkokius išsiaiškini. Ir būčiau sakius, kad eik vaikelį išsiaiškinsit, įtampos gal nebeliks. Viskas, ar gali kažkokios mintis apie tokius dalykus užėjti. Už Šiaulių yra toks kariškių senas apleistas bunkeris. Tai ten Vaitiekaitytė, lietuvininkai, ten jos Viktorijos abidvi ėjo į tą bunkerį, ten jos pramogavo, iškilavo. Ten merginos juokavo, kad čia būtų labai gera vieta, ką nors nužudyti, pakankinti. Tačiau jaunimas dažnai pašneka visokius niekus, niekas nepriėmė tą už rimtą pinigą. Ir visai tikėtina, kad Viktorijos visiškai tada, buvodamos bunkerį, visiškai ten gaudydamos driežiukus, siausdamos, gėlės timdamos, visiškai dar ir nenorėjo kažko tenais į tą bunkerį kviestis nužudyti. Tačiau kai subrendojom tą mintis, tai visgi nedaviliojo į bunkerį. Nedaviliojo kažkur į užmiestį, išsigando, atsisakė, nėjo, tai tuomet buvo pakviesta susitikti vienos iš Viktorijų tuščiame močiutės bute. 11:06 filmavimas atnaujinamas. Viktorija Lietuvininkaitė pasiūlius užeiname į jos nurodytą butą numeris. Prašau jos visas. Kodėl jūs čia sutuojate, kas čia yra? Kas čia yra tas būtas? Būtas tas. Prašau paaiškinti, kas tame būte nutiko. Močiutės būtas. Jame viskas įvyko. Kada ir kas viskas? Neatsimenu, keletą dieną buvo. Maždaug. Trečiadienis ir ketvirtadienis praeitas savaitė. Tai kelintą valandą? Apie 3:30. Kas įvyko 3:30? Mes nužudėm Nedą Račkauskaitę. Kas tokie mes? Aš su Viktorija Lietuvininkaitė. Prašau parodyti, kaip ir kur nužudėte Nedą Račkauskaitę. Ji buvo geras, paklusnus vaikas, griežtai auklėjama. Vakarais nesišlaistydavo, negėrė, nerūkė, mokėsi gerai, planavo tapti medikė. Bet būdavo ir momentų, kai jos nuotaika buvo bloga. Tada buvo ir zli, nenuspėjama, bet taip pat elgėsi juk beveik visi paaugliai. Kiek žinau, iš jos skurdžių užuomenų dauguma draugų turi mintį apie savižudybę, o kiti net bandė tai daryti. Jos draugė Vika taip pat viena iš jų. Jos draugavo jau seniai, o pirmą kartą aš ją pamačiau dukros 13 gimtadienyje. Ši mergaitė turėjo daug bėdų. Ji daug sykių gulėjo psichiatrinėje ligoninėje, bandė pjautis venas, šokti per langą. Mano dukra taip pat turėjo šių problemų. Jai buvo apie 13, kai pirmą sykį paprašė nuvesti pas psichologę. Gydymo kursas baigėsi, bet problemos neišsisprendė. Tik aš nesugebėjau jų pamatyti. Jos piešiniai, užrašai, viskas buvo persmelta mirtimi, net grupės, kurių jį klausėsi, dainavo apie tai. Nurodėte, kad šiame bute nužudėte Nedą Račkauskaitę. Prašau duoti parodymus konkrečiai, parodyti kaip apie visas nužudimo aplinkybės. Filmai atsiveda maždaug į tą vietą. Viktorija ją parvertė, paguldė ir su drazute perpjaukė. Kaip paguldė, parodykit. Su lėlės pagalba. Kurioje vietoje? Parodykit. Naudojant... Mes su Viktorija kartu su ją griuvom. Parodykit, kaip tai buvo. Aš neatsimenu gerai. Maždaug. Maras iš tos pusės tai buvo. Aš ją tiesiog taip ir parsidbuvo buvo taip. O Viktorija jie apsižergė per čia. Taip.
Tada jį pasiėmė brūtvutę ir perpjovė į gerklę. Perpjovė gerklę ir... Parodykit, kaip tai darė. Kalį supėlimą daug. Taip gulėjo ar pataisyt? Taip gulėjo. Taip gulėjo. Paguldyk taip, kaip jin gulėjo, kojas išties, rankas padėk taip, kaip buvo. Taip, kaip jūs... Taip, per gerklę. Pasakokit toliau, kas buvo daroma. Toliau nukraujavo. Laikėt ją prieš kraujojant? Laikėm, kol nukraujavo. Jinai muistėsi, rėkė? Šiek tiek. Nurenginėjat? Viktorija ją nurengė. Ir mes tada kartu ją nunešėm į vonę. Prašau rodyti, kur tą vonę ir kaip tai vyko. Aš ją nešiau už pažastų, o Viktorija už kojų. Supratau. Ir atsidūrėm vonioj. Jas įkėlėm į vonę. Rodykit, kaip įkėlėt, kaip pozai. Taip. Iš pradžių jos užsidarė savy, tarpusavyje su savo depresijom. Po to prasidėjo kažkokie makabriški piešiniai su kažkokiais žmonių veidais, su iltimis. Paskui vorai, augalai mėsėdžiai musės gaudantis. Paskui siaubo kambarį viena Viktorija sužavėta prisfotografavo ten tų manekenų su raudonais dažais, neva kraują imituojančiais. Po to buvo karvės širdies mėsinėjimas, opozicinis elgesys prieš bendraklasius, skalpelių demonstravimas. Visa tai, man atrodo, buvo žingsnis po žingsnio, kol jos priėjo peržengė tą lemtingą ribą, pasiryžo žmogžudystei. Dažniausiai žodžių nereikia. Aš sakau, kažkaip ir minėjau, suprantam, aš kaip ir su Neda, mes vieną kitą žvilgsną, tai ir su Nedas mama. Dažniausiai žodžių nereikia. Šneka apsikabinu žmogų. Tai nėra man svetimas žmogus ir aš žinau, kad aš su Nedos tėvais dar ilgai palaikysiu ryšius. Ir gal netgi savo vaikus kažkada tai supadabūti. Nes aš žinau, kad jie nuo ko neturės. Nu dabar tiesą sakant, gėlių gaunu daugiau, negu gaudavau, kai turėjau vieną vaiką. Dabar gaunu iš Gintarės, iš Dovilės, dar čia kaimynų mergaitė Viktorija, irgi Viktorija yra, irgi pasveikina ir jos vyras pasveikina. Kažkaip visi nujaučia tokį norą mane pasveikinti mamos dienos proga, kad aš nelikčiau nuskriausta. O aš tas gėles vežu ant kapelio. Abi žiaurų nusikaltimą padariusios gimnazistės yra vadinamos gotėmis. Kitą ketvirtadienį susipažinsime, kokią įtaką joms galėjo padaryti ši neformali aplinka. Sužinosime, kaip buvo bandoma slėpti nusikaltimą ir ieškosime atsakymų į klausimą, kodėl buvo nužudyta Neda Račkauskaitė. Atvykome į Lietuvinkaitės nurodytą vietą Šiaulių Laukuose, kuri yra Aukštabalio gatvės pabaigoje. Prašau, ką jūs galite? Sakyk, koks maišas? Vienas iš maišų. Su kuom tas maišas? Su Neda. Kur dar išmetėt maišus? Toliau šitą. Prašau parodyti. Išmėčiusios kūno dalis, jos grįžo į tą butą ir man asmeniškai atrodo, kad jos norėjo atšvęsti. Įvykį gal iškart, ne iškart, tai pasiruošdamos, išskepdamos žmogienos, ar nežinau, ką jūs ten planavo. Šiuo metu
Savo ekranuose matote informaciją apie tai, kur galite ieškoti ir gauti psichologinės pagalbos. Jeigu jūs ar jūsų artimas žmogus atsidūrė pavojingoje gyvenimo kryžkelėje ir nebeužtenka jėgų ar žinių, kaip ieškoti išeities patiems, štai jie, žmonės, kurie nori ir gali jums padėti. Jums viso labo tai reikia surinkti pagalbos telefoną. Jaunimo linija, kurioje pagalba teikia savanoriai 8-800-288-88. Vaikų linija, kurioje pagalba teikia savanoriai 116-111. Vilties linija, pagalba suaugusiems teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 116-123. Pagalba moterims. Pagalba teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai 8-800-66-366. Linija Davėrėje pagalba jaunimui rusų kalba teikia savanoriai 8-800-772-77. Ir krizių įveikimo centras pagalba teikia psichikos sveikatos specialistai 8-640-51-555. Tai buvo viskas. Mūsų laida vėl eteryje, lygiai po savaitės. Kita ketvirtadienį 21 val. Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. Gero vakaro. Iki.